Sveiki visi! Šiandieną norime Jums papasakoti apie įrankį, kuris gali padėti spręsti verslo problemas, inovuoti, rasti kūrybingus sprendimus. Esame Violeta ir Dainora iš Consulting Biz. Mūsų patirtis tiek projektinėme, tiek procesinėme valdyme jau gerokai virš 20 metų. Hekatonas – tai riboto laiko renginys, kurio metu dedikuotos komandos kuria inovacijas arba sprendžia įmonės problemas. Šio renginio tikslas – atrasti problemos sprendimą per ribotą laiką, išnaudojant konkurencijos varžymosi elementą. Hakatonas – tai greitis, orientacija į realios vertės sukūrimą per darbuotojų įtraukimą. Tokio renginio metu atsiskleidžia darbuotojų kūrybiškumas, jų talentai, kuriuos ne visada pavyksta išnaudoti kasdieninėje veikloje. Iš patirties žinome, kaip tokie renginiai padeda spręsti realias problemas, nuo naujų produktų ir inovacijų kūrimo iki kasdienių rutinų ir procesą tobulinimo. Šių dienų problema, kad algoritmai mūsų internetinėse erdvėse mažina matymo lauką. Google'as, LinkedIn'as, Facebook'as, dirbtinis intelektas. Atsiranda nematomos socialinių žinių, kompetencijų, įsitikinimų ribos. Renginio metu susitinka kuo skirtingesnių kompetencijų specialistai. Per hobius, signalus, naujus žmones, tendencijas, skirtingus šaltinius, kūrybinės kalbas, praplečiamos kūrybinės ribos, gimsta naujos idėjos. Hekatonas – tai puikia galimybė kurti ir pristatyti novatoriškas idėjas, spręsti verslo iššūkius, kurti naujas produktų linijas, produktų funkcijas. Tačiau šis renginio formatas tinka ne visiems ir ne visais gyvenimo atvejais. Jei Jums priimtinas nuoseklesnis darbas, konkretūs biudžetai ir saugūs pokyčiai, galbūt vertėtų rinktis tradicinius inovacijų ar pokyčių valdymo modelius. Šie klausimai, kuriuos matote ekrane, gali Jums padėti priimti teisingą sprendimą. Galite matyti, kad šio tipo renginius daugiausia renkasi finansų, IT bei logistikos sektorių atstovai. Tačiau jo populiarumas kasmet auga ne tik tarp paslaugų įmonių, tačiau ir gamyboje, valstybinėme sektoriuje. Taip pat šiek tiek svyruoja pagrindinės technologijos, kurioms hekatonų metu skiriamas didžiausias dėmesys. Dažniausiai dėmesys skiriamas automatizuotiems ir šiuolaikiškiems sprendimams, tokiems kaip procesų, robotų kūrimas, dirbtinis intelektas ir jo išnaudojimas, automatizuota duomenų analitika ar virtuali realybė. Vieniems tai dar tolima ateitis, kitiems tai jau kasdienis verslo valdymas. Na, o kur esate jūs šiandieną? Hakatono renginys tai projektas. Viskas prasideda nuo aiškaus hakatono tikslo suformavimo. Renginiui reikia gerai pasiruošti, iškomunikuoti naudas, atrinkti komandas. Įtraukti komandas svarbu dar prieš patį renginį. Galiausiai renginio metu reikia suvaldyti logistinius srautus ir žmones, užkurti jų kūrybiškumą, fasilituoti. Gautus hakatono rezultatus reikia įgyvendinti. Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje. Jei tema aktuali, inicijuokite diskusiją, gal turėsime naudingų patarimų. Gero renginio!